Trikampių rūšys pagal kampus. Statusis, smailusis, bukasis trikampis. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Statusis trikampis – tai trikampis, kuris turi vieną kampą statųjį. Kampas A arba BAC yra statusis ir yra lygus 90 laipsnių. Kraštinis sudarančios statųjį kampą AB ir AC yra vadinamos statiniais. Priešais statųjį kampą esantį kraštinį vadinasi įžambine. Žinomas kampas C, kuris yra lygus 50 laipsnių. Tai norint apskaičiuoti trečiąjį kampą B arba ABC, reikia iš trikampių kampų sumos, tai yra 180 laipsnių, atimti žinomus kampus 90 laipsnių ir 50 laipsnių. Gauname 40 laipsnių. Smailusis trikampis – tai trikampis, kurio visi kampai smailūs, tai yra mažiau nei 90 laipsnių. Bukasis trikampis – tai trikampis, kurio vienas kampas yra bukas. Tai yra daugiau nei 90 laipsnių. Kampas BAC yra daugiau nei 90 laipsnių ir yra vadinamas bukų kampu. Ko mokys? Trikampių rūšys pagal kampus. Statusis, smailusis, bukasis trikampis. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Koks trikampis vadinamas stačiuoju? Koks trikampis vadinamas smailiuoju? Koks trikampis vadinamas bukuoju? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.